skaitė gerai. Viskas, ne, iš tikrųjų labai minkšta buvo ir provėžos, tai nesitikėjom, aš nesitikėjau, kad taip išmes iš vėžės ir šikną pametėm ir tada beliko vienas dalykas laikyti tapkį, nes kito atveju būtume ten ir pasilikę greičiausiai. Aš jau ten buvau. Vieną koją, bet tai visą laiką, kai yra triki situacija, visą laiką reikia nestabdyti gazo duoti ir tada geriausias scenarius ir gavosi. Ir kaip toliau tęsiasi varžybos? Toliau miegančiai, kažkaip neatsibundam, nesurandam savo ritmo iš tikrųjų nuo pat ryto. Atrodo vakar tikrai ir padangos lygtis prastesnis buvo, bet ir stojo automobilis geriau. O šiandien vis ir praslystam kažkokias tai vietas, nesustoja, nors su naujom padangom važiuojam. Bet į pabaigą jau 10 greičio ruože jau kažkas į tą pusę buvo, kad jau jautėm su šturmanu, kad tą savo ritmą bandom pasigauti. Važiuojam, bet posūkiai. tai nežinom, gal mes irgi kaip Notkus miegam iš ryto. Tai tokie pirmi startai ir bandysim. Svarbu, kad atvažiavom dabar iki finišo, jau matėm kolegų gaila, bet nemažai jau yra pasitraukusių, tai dėl jų labai gaila, o mes džiaugiamės, kad galim tiesiog gazuoti toliau. Tai taip pristengsimės išlaikyti tą patį tempą, kur paskutinio dopo antroji daly jau jautėm, tai tikiuosi atsibudom. Jo, bandysim. Atsibudom, vandens, Red Bullio, cukraus, energijos ir koncentracija sugrįš, manau.